labai sodrus, stiprus charakteriai ir kaip čia ir apžvalgininkai, ir kritikai meno sako, nuo pradžioj daug tamsos, iš tamsos į šviesą. Ir aš tai sakyčiau, netgi kiekvienas paveikslas yra ikona, nes jis yra ant auksinio fono. Tai mano pirmas klausimas, kaip jūs atėjote iki, gal 2 klausimai netgi, kaip jūs atėjote iki, aš ateinu, ir kaip jūs atėjote iki auksinio fono. Bet dar pradžiai, kol jūs... Aš tai labai norėčiau jūsų paklausyti. Ką aš čia galvoju, man viskas, aišku, labai yra įdomu jūsų įspūdis ir jo labiau, kad, jūs beveik šitos temos profesionalas, aš tai tik tapytoja. Žodžiu, tai vat, kaip jum čia tie dalykai atrodo? Kad mes su Ričardu turbūt galima būtų pasakyti, kad reiškia, tie profesionalai esame mes visi šitos temos. Nes mes esam vargingai visi iš to paties molio. Ich kreise am Gott, uralten Turm. Aš kopiu į Dievą, į tą priešistorinį bokštą. Tai tas tiesiog tie profesionalai. Bet dabar noriu pasakyti, kad mes beveik giminės, kadangi Eglė gyveno 15 metų. 15 metų Salake, tai yra nuo 85. Taip. Tai yra 85, tai yra Gorbačiovo metai, atėjo į valdžią iki 2000-ųjų, o aš į Antalieptę atėjau Zarasų rajonas. Zarasų rajonas nuo 88 iki 98, 10 metų. Ir tada buvo be galo graži dvasia, nors ten labai daug visokių ir kitokių tautybių ir tikėjimų ir taip toliau, bet ten buvo labai graži dvasia, Sąjūdis. Taip. Sąjūdis, tai mes esam ne kartą susitikę, bet mes turbūt buvom truputį jaunesni. Tikriausiai, jo. Bet ten buvo tiek įdėta. Taip norėjom pakeisti pasaulį, kad net dabar, nepykit, bet negali sakyti jokias ima, bet, kaip sakant, ne mūsų jėgom pakeisti žmogų. Tai va, ir Salake vedžiau rekolekcijas pas Zuloną. Buvo labai šalta. Taip. Tais laikais būdavo šalta žiemą. Advento. Tada porą kartų gal vedžiau tos atlaidus Salake, toj gražioje bažnyčioje, gražioje vietoje. Tai va, ta prasme, jeigu galima giminiuotis, tai taip. Mes maudėmės toj pačioj dvasioj. Po vienu dangumi. Po vienu dangumi, tam pačiam rajone, tose pačiose susitikimuose visiems kartas nuo karto išeidavot į erdvę. Į raum, sako, į raum. Irdė. Tai va, bet vis vien šitie garbi auditorija, šitie gražų žmonės susirinko gal labiau paklausyti šiandien jūsų, o mes jau esam kaip fonas. Nenorėčiau sutikti. Kaip aš ateinu, kaip atėjot, kaip ilgai ėjot. Čia tokie, aš nežinau, aš tokia turiu mintį, kad jeigu, pavyzdžiui, po mirties kas nors sugebėtų surinkti visus paveikslus, tai vis tiek būtų viena istorija. Ir va tokia dabar jau pradžiui, ten tas blaškymasis buvo jaunystėje, ten viskas jaudino, viskas įdomu, visko griebi, tempinešė. O paskui atranda tokie, kaip ir ciklai, kaip ir praeita paroda po Tamaro metu tokia visa aštri skaudi. Tai šitie darbai irgi čia tokia, skaičiau, didelė grupė, tapiau aš juos 3 metus, su didesnėm ar mažesnėm pertraukom. Ir šiaip jau tokia, reali istorija, biografija būtų tokia, kad aš vieną vasarą 15 metais labai daug tapiau ir va 3 aukšte yra iš to periodo specialiai paėmiau tų darbų, žodžiu, su piešiniais, su etiudais, su eskizais. Bet ten buvo tokia, kaip sportininko mankšta prieš olimpiadą arba muzikanto prieš koncertą. Gamų grojimas nesibaigiantis. Ir aš pati mačiau, kad tie darbai neturi gyvybės, jie neturi šviesos,
jie kartais net neturi priežasties atsirasti. Nu, tiesiog imi kaip profesionalas ir tapai. Paskui atėjo ruduo, aš labai daug skaičiau, labai daug skaitau istorinių knygų, psichologinių, biografijų ir man žinau, kad jau prieš Kalėdas pasidarė taip baisu, taip gėda už žmogų, už mūsų istoriją. Ar ne? Nu, tiesiog klaikiai gėda pasidarė. Jeigu užėmė miestą, tai būtinai reikia sulyginti su žemė. Ten visus išskersti nu, kažkokia baisi ta mūsų istorija yra. Ir, taip irgi, per Adventą galvoju, Kristus pačiu laiku atėjo. Pasakiau ir užmiršau. Ateina sausis, aš tiesiog grįžtu iš darbo. Tai buvo 15 metų. Jo. Pasidedu draubulę ir, jis tikrai atėjo. Paprastai aš niekada netapau paveikslų, ten visada būna piešiniai, kažkokia parengiamoji medžiaga, dar kažkas. O ten tas 16 metais, tie pirmi darbai, ir Kristus pas Poncijų pilotą, ir, tai buvo tokie pareini ir, pasistatai drobę, aš matau paveikslą, man belieka jį nutapyti. Ir ten, kaip vakar kalbėjom, iš kur tas Kristaus veido tipažas, nežinau, viskas yra intuityvu. Man taip, nesakau, prisisapnavo. Tai ir 16 metais, tada buvo nedidelė paroda Vilniui, paskui ta tema manęs nepaleido, tada aš jau pradėjau taip logiškiau mąstyti, labiau konstruotos darbus, bet ta dvasia tokia ir buvo. Vilniui kažkaip niekas nesuprato to pavadinimo, aš ateinu. Tikrai ne aš. Čia nesakau, aš taip girdžiu. Tiesiog reikia perkelti kitur akcentą. Tai tokia būtų šitų darbų biografija, o kita vertus, kadangi aš visą gyvenimą tapau žmogų, figūrinės kompozicijas, tai ir visą laiką, taip atrodo, aš netapau socialinių paveikslų, istorinių, labai norėčiau nutapyti paveikslą skirtą Lietuvos partizanam. Žinau, kad aš viską tik sugadinsiu. Nemano ir aš tada žinau, ką aš galiu, ko negaliu, kas mano ir aš to įmuosi. Tai bet kokį veiksmą, ar ten, nežinau, pokalbį, ar dar kažką vaizduodavau ir aš visai bandydavau tame žiūrėti sakralumą, kažkokį ritualą, kažkokias apeigas. Tas, kas ir kasdienybė yra susijęs su būtim ir amžinybė. Ir tas sakralus laukas toks labai labai didelis ir aš visai pradėjau taip su laiku galvoti, o aš vidurį pasieksiu centrą ar ne? Leisiu kada nors savo Kristų nutapyti. Ten visi šventieji, Veronika, Simonas, nežinau, daug visokių buvo. Apsireiškimas, daug visokių variantų, bet tie visi toks tas didysis laukas. Ir man šitas atėjimas, man pačiai buvo staigmena didžiulė, nes šį vakar irgi jau sakiau, kad tapyti Leniną reikėjo gauti KGB leidimą, bet čia jau prasideda, nebėra dabar KGB, viskas tvarko, bet yra vidinis cenzorius. Turi būti noras, turi būti galimybės, turi būti priežastis, kaip aš sakau, be rimtos priežasties ant drobės iš vis nelipu, kabutės, netapau. Reikia turėti kažkokį tam tikrą motyvą. Tai ir kai jis atėjo, man buvo labai smagu. Man buvo tikrai labai gera, labai miela tos darbus tapyti. Ir aš dabar dirbtu irgi, nors vienas iš jų visada stovi. Ta prasme, o dėl to, ar tipažo, ar kokios situacijos, Ričardas klausė, kodėl vakarienė mausia. Tai aš turiu tokią galbūt ir labai drąsią teoriją, kad menininkas, profesionalus, aš apie profesionalus, kurie valdo procesą, yra tam tikra prasme vizionierius. Gerai, pavyzdžiui, pasiimam bet kokį, Kristus ir Švento Jono galva. Aš turiu idėją, man tas labai rūpi, man tas labai įdomu, ar ne? Gerai, pasidarau aš ten daugiau ar mažiau priklauso nuo situacijos kažkokių parengiamosios medžiagos piešinių. Ir paskui aš tą temą kaip ir paleidžiu ir einu tiesiog tapyti, kaip galiu geriau. Ir aš savo mokiniams sakydavau, kad nuo tam tikro momento reikia girdėti savo paveikslą. Aš nesu režisierius diktatorius, ar ne, arba ponas Dievas ant tos drobės, nors būna toks jausmas geras, buvo balta, nieko, ne juoda, ten 2 valandas pamosavai ir jau yra pasaulis. Čia ta kūryba. Tai ir paskui, ir tas vizionieriškumas iš ko ateina. Tiesiog reikia labai gerai sutvarkyti visumą. Ir tada išlenda dalykai, kuriuos
nu, tekstinė prasme, pradėdama paveikslą, aš net nebuvau suvokus. Ta prasme, kūryba, paveikslų tapimas yra pasaulio pažinimo būdas. Čia užkart noriu nuraminti žmonės, nes man irgi sakydavo, o tai ką daryti, jeigu aš netapau paveikslų arba eilėraščių nerašau. Aš galvoju, kad kiekvienas labai dorai su galva ir su širdim padarytas darbas irgi yra pasaulio pažinimo būdas. Kaip tą pasaulį pažinti. Bet va šitas yra pastebėjus ir kitų menininkų darbuose, pavyzdžiui, Jaunas Šaltenis tapo Nida, kopos kaip piramidės, karvės. Žodžiu, ten tilpa vos ne visa meno istorija į va tokį va kartonėlį. Tikrai ten kokiam antram kursai jis tokių dalykų nemintijo. Ir būna net tokių momentų, kai aš, pavyzdžiui, pati žiūriu į savo nutapytą paveikslą, kurį aš tapiau metus, gal net ir pusantrų, nu ne kasdien. Ir man po metų irgi tik tai atsiveria va tas tikras tekstas. Bet yra vienintelė sąlyga, reikia puikiai sutvarkyti formos dalykus. Kai tu viską sudėlioji, kai jau negali daugiau nieko pajudinti, nu nebent keistum situaciją, ko nedarom figūriniam paveikslui. Tai va tada tas tekstas, ta startinė idėja, jinai atsiveria. Tau paveikslas pradeda kažką pasakoti. Man pačiai, ne tik žiūrovui. Tai va, tokia... O kaip į tą šviesėjimą, sakykime, ikonografiją jūs atėjot, aš taip perkeltinę prasme, bet į geltoną spalvą kaip jūs atėjot? Čia viskas, labai daug dalykų darosi savaime. Mano ankstyvas periodas, nu toks irgi neblogas, salakinis, žodžiu, salako periodas, Zabalunko atsiskyrėlės, jo visiems ten labai viskas gražu, viskas tvarkoj, tikrai geri darbai, bet jie tamsus. Nežinau, čia su amžium tiesiog, vat, nežinau, kaip berniukas mergaitė renkasi, ateini ir kokius dažus spaustam paletės. Nenoriu, nereikia. Man nereikia. Ir kai irgi čia yra tokia, įdomus dalykas, sako, nespalvoti šitie paveikslai. Tai spalvų skaičiaus prasme jie nespalvoti, bet atspalvių prasme. Jeigu aš atsisakau kažkokių spalvų, tai aš esu ir noriu, ir esu priversta tada vieną spalvą tiek kartų išlinksniuoti, tiek jo padaryti jos variantų atspalvių ir iš to va tada, nežinau, gaunas tas turtas tapybos. Tai jūs gal galėtumėt kaip Šagalas periodus, baltas, mėlynas, žalias, raudonas, geltonas? Nemanau, kad mes labai spalvotų, tai ankstyvi darbai, tai ten, tas ieškojimo laikas, kai viskas įdomu, žodžiu, kryptim žmogus, tai tada taip, aš nemanau, periodai daugiau pasidaro tokie tematiniai. Sakau, čia jo, su šitais sakraliais dalykais, man pačiai buvo ir įdomu, ir kiek aš dar, ir ko aš dar užsimanysiu, kaip tą Kristų nutapyti. Jo, tas paskui iš paveikslas gimsta, va čia, pavyzdžiui, tie 3 karaliai, ir tas, tyčia, netyčia tas judesys, kai vienas iš karalių laiko plaukus. Žiūriu, aš pabaigiau tą darbą, žiūriu, tai viskas čia yra sekantis paveikslas paslėptas. Nes, ta prasme, kažkokių baisybių aš tikrai niekada nevaizduoju taip kaip Sauka, nors praeitoj parodoj buvo čia tas ir negyvas miręs kūdikis, gimęs negyvas kūdikis. Žodžiu, bet čia yra tokia, aš vis tiek galvoju, kad menas jis turi būti tam tikrą prasme švarus. Čia yra prievartos veiksmas, jeigu muša tampo už plaukų ar ne, tai aš paskui nutapiau paveikslą, grinai atsiremdama, išeidama iš šito vieno vienintelio judesio, Zuzana ir Seniai. Tai ten pagrindinis Senis irgi taip Zuzana ir Seniai, ir jis už tų irgi plaukų, reiškia, labai lengvas, labai elegantiškas judesys, bet jame yra tiek siaubo, siaubo. Ir aš už tai galvoju, kad menininkas turi atrasti tą, Oto Dikso aš nemėgstu. Sauką pripažįstu visais rakursais, bet man atrodo, ten irgi nieko žiauriai baisaus nėra. Bet, ta prasme, čia yra ne tas pats, kas, nežinau, patologo-anatomo darbas, arba, žinot, kaip aš tokį irgi palyginimą turiu, tarsim, turim lavoną, kažkas kažką nužudė, ar ne, ateina policininkai, ateina žurnalistai fotografuoja, paskui veža į tą laboratoriją, o paskui jau kažkaip, gražiai pašarvotas žmogus. Tai mirtis irgi, lavonų visa meno istorija yra pilna. Nuėmimas nuo kryžiaus, ten, daug tų temų, ar ne? Bet paveikslė mene tas neturi būti, nežinau, šlykštu, bjauru, atgrasu, arba
per daug, jeigu tai yra labai dokumentiška, tai užkart yra siaura. Jeigu aš noriu padaryti kažką ženkliško, ar ne, nu, vat, kaip tos personažus pasirenkia, ar ne, Šventa Veronika, tai yra vis tiek ženklas, tam tikras ženklas. Ir jeigu jis bus labai konkretus, tai, žodžiu, tada to ženkliškumo nebėra. Tada man vienai bus įdomus tas paveikslas, niekam daugiau. Nors po tos paveikslus pilna čia vaikšto. Ir mano vaikų, ir tėvų, ir pažįstamų, ir net oficiantų iš kavinės, žodžiu, name, kuriame aš gyvenu. Nes pasiremti tikrą natūrą, šiaip čia, nu, kaip visų dailininkų būtų, ar nesvajonė. Rembrantas ieškojo prototipo Kristui, gal metus žydų kvartalė Amsterdame. Žodžiu, jo. Tai va, tai Leonardo da Vinci irgi. Taip, jo, tas pats Judas, tas pats Jėzus. Taip, tas tipažas jo yra svarbu, tai, bet, nu kaip, kai jau tau tiek metų tapai, aš tokia irgi, aš galiu akimis fotografuoti, nes Kristus Emause ten viena moterytė yra tokia, nu, išskirtinai įdomaus veido, tai aš pamačiau poliklinikui, mes ilgai sėdėjom, aš čia taip nusifotografavau, su pastabom ar ne, akis ten, kur arti iš kur antakiai išeina, dar nieko parėjau ramiai nutapiau namuose. Bet va, tas tipažas iš natūros taip yra, nu, labai brangus. Aš nepasitikiu menininkais, kurie, nu, baigia institutą ir iš natūros tapyti nereikia čia. Čia yra tiesiog kaip šviežio kraujo įsipilt. Negalima, žodžiu, be natūros. Jūs paminėjot, menas turi būti švarus. Prisimenu 94 metais atbėgo su vėjeliu, su didžiausio entuziazmo pas Vildžiūną ir atnešu Delportės prospektą, Briuselio vieno iš vedančiųjų dailininkų. Ir sakau, yra galimybė, darom, Vilnius, Talinas, Ryga, Peterburgas, gal net ir kitur. Ir jis mane kaip į eketę, prakirtęs ledą, nuleido. Sako, šitas menas nėra nuskaistintas, reiškia, nėra švarus. Tai buvo 80, gal 8-95 metų kalbėjimo maniera, ar ten kažkokie metafiziniai dalykai yra, ar čia tiesiog... Nežinau, aš tokių nesu girdėjus. Tai bet jūsų rato, ne jūsų rato. Ne. Ai, čia taip. Ir aš tiesiog, gali, taip, tai mes tapom ir žiaurės, ir klaikės, praeitoj parodoj čia buvo tokių drastiškų vaizdelių. Bet, tai yra paveikslas, tai turi būti, kabutėse gražu, nežinau. Čia irgi visi sako, negražu žmonės. Kuria prasme negražus? Jie tikri, Nepadažyti, neparemontuoti, nepatinkuoti. Čia ne televizijai žmonės. Vakar sakau, aš gyvenime ir kūrybą aš ieškau ne grožio, o tiesos. Netikrumas yra labai baisus dalykas. Kaip netvirta žemė, kaip kokia pelkė. Tiesa, tvirta, tikra, tai gali remtis. Nesvarbu, skaudės, neskaudės, ten kažkokios nelaimės ateina, skauduliai, gali patys baisiausi dalykai, bet, ne tai kažkur šlykštus negali būti paveikslas. Nors yra kažkam sauka šlykštus, man tai ne. Šiaip puikiai pažįstu ir labai gerai priimu, ta prasme. Ten vis tiek kiekvienam paveikslė yra ta šviesa tunelio gale. Ta prasme, mes, kai tapai figūrinius paveikslus, nekalbėsi vien apie gražius dalykus. Mano mama mane terrorizuodavo šviesios atminties. Tapyk mergaitę pievai tarp gėlių. Sakau, kad čia jau nereikia jokių komentarų. Man neįdomu, sakau. Neįdomu, Paskui dar ir mokiniai, arba ten žiūrovai kartais pykdavo, aš sakydavau, jeigu tu neturi rakšties širdį, neimk teptukų. Jeigu neskauda, turi rūpėti. Turi rūpėti. Zaborskytė sakydavo, sako, turi konfliktas būti vidinis, kad gautum tokį gražų rezultatą. Gal kitoj srity, bet ar būtinai turi būti susipykę su savimi, kad gimtų geras dalykas. Susipykęs su savim nieko nepadarysi. Savi reik mylėti, negali susipykęs su savim tapyti. Savi reik mylėti, save palaikyti, drąsinti.
Jo. Ar ne per daug šiandien save mylinčių? Nu tai čia kaip kas, nu kaip save mylėt, nu ką, niekint save, sėdėt kažkokioj depresijoje, menkint. Ne, čia yra toks irgi, čia ta pusiausvyra. Negerai yra save pervint, bet žiauru yra neįvertint. Turim kažkokios tokios, nu, realios gaidos save mylėt. Žinau, ką aš galiu, kokias temas imt, kokių neimt, ką man daryt, reiškia, jo. Ir jeigu jaunystėje labai svarbu buvo kažkoks pritarimas iš išorės, nu, visada aišku smagu, mes ne savo paveikslus tapom. Paveikslas turi savo žiūrovą, kuris jį nuskaito, džiugina, turtina, nu, kažkoks toks ryšys ar ne. Bet su amžium dabar jau šiandien man yra labai svarbu savo įtikti. Nu, kad jau aš galėčiau padėti tuos teptukus, ten parašą, dar kažką. Nu, viskas gerai, nes jo dabar ir mados labai pasikeitė. Aš keistis nežadu. Aš jau ant galvos nestosiu. Gerai, grįžtam prie jūsų personažų. Dabar, reiškia, kiekviena paveikslė yra sustingdytas, poza sustingdyta, sustingusi, paralyžiuota ir yra bent vienas personažas, kuris yra nuščiuvęs iki vidinės ramybės, kaip jūs sakot, ne ta self-sufficient, reiškia savęs pakankamo tvirtovė, bet jau mačiau gyvenimo ir žinau tiesiog, kad... Tai jūs pasakykit, man jūsų nuomonė įdomu. Plepau žmogaus bėda yra, kad jis plepa ir paskui nieko negirdi. Ir jeigu aš išnešiau jo į viešumą, tai man svarbu tos aukso dulkės, kurios iš jūsų išeina. Nukrenta. Bet sakykime, žiūrėk, reiškia šitas žmogelis, tai jis biškai ištvinės puikybė. Dabar tas tokis smalsumo, ne? Kaip tas, reiškia, čia jau... Čia irgi šitas turi konkretų prototipą gyvenime, jau žmogus. Tada, ta prasme, būna truputėlį lengviau pabaigti kartais. Kristaus mažutėliai čia. Jo. Kristaus mažutėliai. Ir čia juda pinigėlis, čia per vidurį judas, taip. Tai jis falšyvas. Nežinau. Falšyvas. Bet va tas, reiškia, visiems yra ramybės potėpis. Ramybės potėpis yra. Kiekvienas, reiškia, kiekviena paveikslė yra ramybės žmogus. Nu, kai ilgai tapai, nežinau, ir kažkaip jo. Čia su tais, jūs sakot, pasipūtęs, jis nepasipūtęs. Anas? Jo. Aš manau, kad jis nepasipūtęs. Aš galiu čia irgi jau trumpai prisiminti savo mokytojų panteoną, nu tų realūs tai buvo Vilniaus dailės institute, Lietuvos mene, bet jau iš klasikų, iš didžiųjų. Tai mano panteonas labai paprastas ir primityvus, žodžiu, neegzotiškas. Van Gogas, Rembrantas, Noldė, Bekmanas, nu, iš vietinių Samuolis, reiškia, šiaip labai gerus mokytus turėjau, labai gerą kursą turėjau. Tai va, tai aš galvoju, tie visi sustingę veidai, tai, nu jo, ten tikrai mėgau Rembranto tapybą, tikrai mokiausi, tikrai net kartais pasidėdavau reprodukciją, žodžiu, pasižiūrėti. Tai bet aš manau, kad neįmanoma pavyti žmogaus, kuris gyveno, nu, kitų laiku, senai, ne? Nes laikas yra kitas. Bet aš manau, Rembrantą pasivėjau, kaip yra toks, nu, irgi gražus apibūdinimas, kad Rembranto žmonės žiūri atgal į save. Tai va čia jie yra visi nesustingę, man taip, nu aš taip jaučiuosi. Tie visi žiūri tarsi atgal į save, vėl, kas aš toks, kodėl aš čia, ką aš čia veikiu, žodžiu, nu, nes mes bendravom, tai taip asocijuojasi į dialogą, ar ne? O šiaip pasikalbėti su savim reikia, jau. Kažkaip, ką gerai, ką blogai padarai. Nu, pamylėti save reikia mylėti. Jūsų kritikės daug rašo, tai truputį irgi apie save, bet kritikės daugiau rašo tokios, ne tiek pompastikos, bet tokių gražių aforizmų ir taip toliau. Bet čia pasiggendu to dvasinio intelekto, apie kurį jūs daugiau kalbat. Nu tai čia nuo rašančio priklauso, ašgi nekontroliuoju tų, kurie rašo. Iš visų šiaip rašančių, tai aš žinau, dabar ir čia kažkaip tvarkiau namus, radau labai senus kultūros barus, tai vis tik gana giliai ir taikiliai, tai Giedrė Jankevičiūtė yra rašius, dar kai aš Salake buvau, jo, apie Salako atsiskyrėlę. Tai va, ten pakabina giliai.
O šiaip čia yra bendra problema mūsų dienų su menotyra, jos praktiškai nėra. Meno kritikos nebeliko. Jums būtų irgi 10 kartų lengviau, jeigu jūs va čia dabar savaitės bėgi būtų 2 straipsniai, vienas už, vienas prieš, ten, kažkoks galbūt, žodžiu, dar kažkoks. Visiškai yra kitas, aš kai atsimenu nuo savo jaunystę, eini į parodą, net ir eini į parodą, aš sėdžiu sodyboje, ten visa kažkur šiltnamį arba prie drobės, paskaitau, reiškia, Kubiečių buvo paroda Kaune, vaikus į mašiną ir į Kauną važiuojam žiūrėti parodos. Ta prasme, niekas to meno proceso neaptarinė. Paprastai straipsniai yra užsakomieji. Ką tai reiškia? Tai bus nuoga panegyrika. Jeigu aš susimoku, tai aišku mane, tik iš geros pusės ir viskas. Ir tos kritikos aš labai pasigendu, tai dabar ačiū Dievui išėjo, visiems rekomenduoju knygą apie Gražiną Kliaugienę su savo tiesa, kur buvo tikrai fundamentalus, turi aštrų žvilgsnį, ne visada aptarinėdavo kažkokius parodos ir atskirius paveikslus. Ir su tais jos straipsniais gali tiesiog eiti į šiandieninę parodą, tarsi rašo apie natiurmortą, čia pas mus natiurmortų paroda, ir jos įžvalgos apie žanrą yra tokios gilios, nors jau senai yra šviesios atminties žodžiai iš tos parodos, kad galima, tai yra tokios tarsi liniuotės ar svarstyklės tą menui kažkaip pažinti, suvokti. Ir aš irgi tą knygą jo skaičiau ir man irgi toks labai, labai patiko vienas irgi ištara, nes kažkada aš, jeigu atpažįsta čia kažkokius mano vaikus ar dar kažką maždaug, tapo savo giminės ir artimuosius. Mane taip nervuoja šitą tezę. Taip atrodo kažkokie amerikoniški namų vaizdeliai. Natūra menininkų yra visada gerai, yra Dievo dovana. Jeigu aš turiu kažkokį tipažą, pavyzdžiui, 2 karaliai yra mano sūnus. Aš jį labai daug tapiau, tai man paskui jį, reiškia, kažkur įpaišyti, reiškia, trūksta charakterio, tiko iš čia, man žodžiu, viskas gerai. Ir va iš to. Tai va, bet Kliaugienė irgi man taip kažkaip pagodė, reiškia, rašo, kad be asmeninės patirties nieko negali būti. Jeigu tau tas skausmas, per kurį tu perėjai, yra temos, kuriuo aš noriu, bet dar negaliu. Ir pavyzdžiui, mano pietos, šitoj parodoje yra 2, viena ir vadinasi Pieta balta drobulė, kita vadinasi Pieta lopšinė. Ne vieno vaiko nepalaidojau. Suprantat? Ir va tos temos, ir aš, pavyzdžiui, prisimenu Mikelandželo Pietą, tai yra pasakiškai tobulas, gražus kūrinys, skausmo ten nėra ne miligramų. Nėra ten skausmo. Nėra. Labai gražios klostės, labai graži figūra. Vat vergė jau yra, o Pietoj nėra. Tai mano aš taip einu į tą temą, žodžiu, kažkaip jinai man, brangi yra. Toji Pieta, kur yra Briugės Dievo motinos bazilikoje? Ne, aš kalbu tą skulptūrą Mikelandželo. Skulptūra? Jo, skulptūra, jo. Dieviškai gražu, bet... Bet yra Briugėj. Aš atsiprašau. Vienintelis kūrinys išėjęs iš Italijos. Ačiū, žinosiu. Jo, tiesiog šitą nesusekiau. Taip, uždėta, aš dabar matau. Bet ten gražu, ten pradeda, įsivaizduot, motina ant kelių sūnų laiko. Ir aš tą temą truputį... Su pasitenkinimu laiko. Nežinau, ne, ten viskas, aukščiausiam lygiai. Ir aš, pavyzdžiui, irgi iš šito savo, gal net neginčas, čia nekoks prieštaravimas Mikelandželui, bet yra paveikslo pavadė. Čia pas mus kabo dabar, ar ne, yra ta... Va tas, kur ant plakato. Aš ateinu, ar ne? Šiaip mes tiesiog neradom šito paveikslo reprodukcijos, šitas turėjo būti ant plakato. Žodžiu, tai jau čia tikrai būtų viskas aišku, ar ne? Pilotas? Ne, aš ateinu, va, tas vidurinis Kristus. Jo, bet, o tas paveikslas, aš klausau labai daug klasikinės muzikos. Aš ir tapau su klasikinė muzika. Man muzika yra kaip, antra oda, arba mano palapinė, mano apsiausto, žodžiu. Aš atsiriboju, tada aš negirdžiu savo laiko ir savo pasaulio. Tai va, ir ten, žodžiu, tam internete dažnai įdeda ir paveikslų. Bet dėja ne visada įdeda pavadinimą, autorių, žodžiu, labai gaila, bet jau ten paskui nerasi. Tai va, buvo toks paveikslas, čia yra koridoriui kabo šitas. Tas, kas ant plakato yra. Tai va, ten 2 figūros. Ta šoninė viena mergaitė ir senukas yra skolinti, kaip ir replika to paveikslo. Bet tas paveikslas irgi buvo nuėmimas nuo kryžiaus. Pas mane pasikeitė Juozapas Marija ir aš, žodžiu, kūdikį.
į tą vietą padėjau. Pačiai buvo įdomu toks, žodžiu, man labai patiko tos figūros jo, bet, žodžiu, galvoju, ne, šitoj vietoj, va taip pasielgiau. Skau, net ne visada suprantat, su ta kūryba taip yra, nežinau, kaip ir gal rašytojam ar ten kitiem muzikantam, ne visada gali motyvuoti, kodėl aš taip pasielgiau. Va iš vienos pusės tiesiog to reikalavo paveikslo visumą. Aš nebuvau pasiryžus imti ir nukopijuoti. Man neįdomu. Bet va ten ta visa situacija yra įdomi, tos dvi figūros labai nors irgi kažkas ten keitės, improvizacija tokia. Bet, nori steigti tą gyvybę. Nors aš mirtį irgi labai gerbiu. Norėjau klausti, ar tema, ar kompozicija, ar motyvas, ar vaizdas pirmiausia ateina, bet kad čia turbūt banalus būtų klausimas. Dabar noriu grįžti prie Ich Kreise Gott, reiškia, su Vladu. Fribūrė, tiksliau, reiškia, 93 metais teko būti Ciuriche, prie Ciuricho Kiusnachte, Jungo institutas, profesorius Štriubelis, ten įvairios programos mokykloje. Ir sakau, niekaip neapsieisiu, nenuvažiavęs į Fribūrą. Ten, kur mūsų intelektualai, ten Gabrys kunigas, ten labai daug kunigų. 19 amžiaus pabaigoje kurtas universitetas, bet ten labai daug ir Putinas mūsų mokėsi, ir Salomėja Nėris. Kaip ten jį nestudijavo, bet kažkaip, ne? Ten buvo daug kartų, keletą kartų, ir tengi suėrė tą istoriją. Bet, sakau, negaliu, bet tikrai gražus miestas, ir tada kas be ko knygynas. Užeinu į knygyną ir praėjau knygą, nekreipiau dėmesio, bet paskui kardinolas François Marty, Prancūzų akademijos narys, kardinolas, taip, parašė tokią nedidelę knygutę Toute ma vie je cherchais Dieu. Visą savo gyvenimą ieškojau Dievo. Geras, galvoju, senis duoda visą savo gyvenimą, jau senukas, reiškia, pensijoje, ir rašo, Toute ma vie je cherchais Dieu. Reiškia, visą gyvenimą mes pagal Rilkę kopiame į Dievą. Jeigu Vladas galėtum dabar paskaityti, aš tada vokiškai paskaitysiu. Gerai, bandom. Bandom. Visas gyvenimas bandymas. Nežinau, bet tai jūs gal, kuniga, kad visi išgirdo. Vokiškai? Taip, vokiškai, tikrą Rilkės skambėjimą. O tai aš Antrą dalį yra būdu. Kaip širdis geis? Ich liebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang, und ich weiß noch nicht, bin ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Nežinau net ką sakyti. Dabar čia bus tėvo Stanislovo vertimas. Ne Gedos, ne dar kažkieno. Jeigu aš tiksliai supratau vokiškai, jeigu dabar aš bandysiu perskaityti. Gyvenu gyvenimą savo augančiuose ratuose, kurie klostosi virš daiktų. Gal paskutinio aš ir neapibrėšiu, o betgi pamėginti noriu. Su kuo aš apie Dievą, tą be galo seną bokštą, ir su kuo jau 1000 metų. Ir dar nežinau esu aš sakalas ar audra, o gal didinga daina. Ar toliau? Taip. Toliau skaityti? Toliau, paskui grįžim prie to. Turiu aš daug brolių Sutanose, ten pietuose, kur vienuolynuose laurai auga.
Žinau, aš kaip žmogiškai vaizduojasi jie Madoną ir dažnai svajoju apie jaunus Ticianus, per kuriuos Dievas liepsnomis apsireiškia. Ir nors aš labai giliai save pasilenksiu, Dievas yra tamsus ir lyg koks audeklas iš 100 šaknų, kurie tylumoje drėgmę geria. Kilstu aš tik dėka jo šilumos, o daugiau aš nieko nežinau, nes visos mano šakos ten gilumoje tūno ir tik vėjų jie siūbuoja. Šitas pilnas eilėraštis. Ale? Jie dar laukia. Gerai, tada, kad būtų daugiau gal surišta su tapyba. Mums nevalia savavališkai tave, Dieve, tapyti. Tu sambrėškis, iš kurio rytas pakyla. Mes imame iš senos dažų atsargos tos pačius brūkšnius ir tos pačius spindulius, su kuriais tave šventasis nutilėjo. Mes statome paveikslus prieš tave, Dieve, ant sienų. Ir taip jau aplink tave stovi tūkstančiai mūrų, nes juk mūsų rankos uždengia tave kiekvieną kartą, kai mūsų širdis tau atsiveria. Ačiū. Aš truputį gal įsiterpsiu, man kalbėjom jau vakar ir šiandien su kunigu kalbėjom, kad pas Eglę jį atranda, nesiremia vien tom centriniam švento rašto temom, ten, tarkim, paskutinė vakarienė, prisikėlimas, bet tokių dalykų atranda, kurie faktiškai šventam rašte labai svarbus, bet jie nėra galbūt tokie daugiau, pavyzdžiui, Emause, tarkime, Emause, arba Poncijos Pilotas, mes čia kalbėjomės, Poncijos Pilotas gal labiau šventam rašte akcentuotas, bet, pavyzdžiui, vienas iš charakterio atskleidimo Poncijos Piloto, tai nežinau, vat kunigas gal apie tą Poncijos Piloto, kaip pamato mes, kaip tas charakteris pas Eglę įskleidžia ir kaip žiūrovas pamato jį truputį. Arba, pavyzdžiui, mes dar kalbėjom apie tą centrinį paveikslą, aš ateinu, kur kunigas labai įdomiai įsireiškia, atėjęs, tas sako, kur aš čia patekau, jis kažkaip nesupranta tos visos mūsų aplinkos. Tai gal va, tuos du pranagrinėti, jeigu man labai įsiminė jūsų prieš mūsų, bet čia pokalbį. Gerai, paskui grįšim į Kreisą. Bet iš tikrųjų, reiškia, šitas žmogus, reiškia, self-sufficient ir self-confident, reiškia, tai yra savęs pakankamumo tvirtovė, reiškia, nu tai ką aš čia dabar, ką aš čia pasakoju, kas šitą žmogų girdėjau, viskas tvarkoj, paklausom 1000 milijono, jeigu reiks, bet laikykimės teisingumo, nes peržengia raudonas ribas, tu nebeturi tos savęs pasitikėjimo, nebegalėsi turėti. Tai va tas sprandas, Cholerikos sprandas, reiškia, bet taip gražiai pagautas charakteris, reiškia, Piloto, toks parazitas ir kartu šventasis, reiškia, viename. Ir Jėzus, reiškia, toks neprietranka, tokia kienokise, prietranka, toks iškiutėjęs. Jo, čia tas, kuris sakėsi žydų karalius, tai čia įdomu. Iškia, tas tokia prieš čia tam reikia metafizinės patirties. Tai šiaip sakant, nes nenoriu aš kritikuoti, kaip sakant. Pirmyn. Muš lasdarasi, bet aš apie kritikus, reiškia. Kritikos aš pasidalintų pirmą, reiškia, dvasinio intelekto. Reiškia, matyt, reikia dar pastudijuoti, kai kurie kritikai yra superiniai, bet trūksta dvasinio intelekto. Ir antras dalykas, reiškia, kažką dar norėjau pasakyti, matyt, pasididžiuoti norėjau, to nereikia. Tai va, vienas dalykas, bet va, tas Poncijus Pilotas, reiškia, toks, reiškia, didelis žmogus buvo. Sako, kaip pilotas į poterius, papuolė kaip pirota, ne? Kaip pilotas į poterius. Tai čia, bet yra dėl ko, yra su kuo patekti, tas poterius.
Gal pilotas dar, aišku, Bulgakovas, reiškia, meistras ir Margarita. Pilotas ten yra pagrindinis, ne Kristus, bet pilotas. Prisimeni, kaip Bulika vedė rekolekcijas seminarijoje, tai ten labai daug vystė tą temą Bulgakovo piloto. Ir dabar čia, reiškia, Ričardo minėtas tas paveikslas, reiškia, self-confident, galbūt, reiškia, tas pasitikėjimas savimi, self-esteemas, reiškia, visą pasitikėjimą savimi, bet va tos self-sufficient, Dievas, pas jį nėra to. Reiškia, pas jį yra tas nuolankumas. Kaip Mearsheimeris, kuris dabar labai kritikuojamas dėl to, kad jis Izraelio lobizmą labai kritikuoja, kuris griauna tarptautinės normas, bet jis, Mearsheimeris, irgi akcentuoja, reiškia, dabar susišaukia man tos temos, tai Mearsheimerio, reiškia, jis pasakytų, kad pasižiūrėt tą paveikslą, sakytų, žinai, vat, reikia kažką išgyventi, kad nuolankumą nutapytų. Nes mūsų kartoj mes negalim pabėgti nuo to, prakeiktas tebūnie išmokęs lietuvių nuolankumų, ne? Tas tokios, toks laikas buvo, bet ką dabar darysim, bet mes paženkliname to. Ir dabar, reiškia, jūs visien ateinat iš to laiko. Ir kaip atėjote iki tos nuolankumo paradigmos? Gyvenimas išmokė? Nežinau. Ne, man tiesiog... Bandykim racionalizuoti. Žiūrėkit, jo, jūs kai kalbat, ta prasme, vat irgi iš kur tas Kristaus tipažas ar ne, arba ten jo ta nusiteikimas. Tai mano gal, tas ateina iš labai paprasto ir primityvaus Biblijos supratimo. Nesu specialistė, man pavyzdžiui, Dieviško gėrio knyga yra savo gėdai autorės, neatsimenu, bet Biblijos vyrai ir moteris. Dabar čia šviežiai išleista. Gudavičienė ir... Gudavičienė. Jo, Gudavičienė. Nepaprasta knyga ir tas, vat kaip tą Bibliją skaityti, aš nesakiau, nepaminėjau, kad gerai, labai ilgą laiką, tuos biblinius siužetus aš buvau neskaičius Biblijos, ar ne? Ir, žodžiu, aš traukiau grinai iš meno istorijos. Taip kaip ir tokia ir paskirtis buvo. Bibliją berašėm, ar ne? Čia va, apsireiškimas, dar kažkas, gera tema, įmam ir čia, žodžiu, savo darom. Paskui man kunigas bičiulis padovanojo Bibliją. Aš 2 metus ją taip skaičiau. Jau užverčiu paskutinį puslapį, tada atsiverčiu pirmą. Ir skambinus tokiam savo bičiuliui, jis jau prakutęs, žodžiu, sakau, aš turiu vieną klausimą. Jis kai pradėjo juokti, sako, perskaitė Bibliją ir turi vieną klausimą. Gerai, smagiai pasijuokėm. Tai va, ir iš to pačio, kaip mano matyti, mano Kristaus stuburas yra. Yra Dievas tėvas, tai yra griežta, tai yra už akis už akį, ten dantis už dantį ir ne. O Kristus yra meilė. Ir atleisti, ir mylėti, va tas, kad tai nėra viršininkas. Tai nėra tas, kuris tave ten auklės ir muš, ar ne. Kad, įvyko vis tik tai, radikalus žmonijos istorijai lūžis su Kristaus atėjimu. Tai va, man praktiškai startiniam kapitalui to gana. Ir aš ten galbūt ir nesu va tiek neįsigilinus. Ir va tada viskas į tą ir atsiremia, į tą ramybę, tas, žodžiu, kaip mes jam nepašiukšlinsim, mes vis tiek, žodžiu, mūsų mylės. Tai ramybės tai yra kiekvienam paveiksle yra vienas bent personažas, kuris neša ramybę. Tai čia tas taip. Bet čia ir kuklumas, nuolankumas. Tai čia viskas iš vieną puokštę. Čia yra iš tos meilės. Iš meilės gėlių, jo. Jo, nesipuik, kaip nežinau. Bet ne, Kristus... viską priimti ir savo viską priimti. Ar jis žiūrėdamas į tuos apaštalus jau jam pasidarė taip jau niūru, kad galvoja, ką aš su tais mužikais veiksiu? Ką aš nuveiksiu su tais žmogeliukais? Nežinau, man atrodo, mes negalim įsivaizduoti, kaip jis į mus žiūrėjo, ar ne? Mes tai galim įsivaizduoti, kaip mes jį dabar žiūrim. Bet, į Kristų, į Kristų. A, jam smagu į mus žiūrėti. Juokinga matyti. Juokinga? Visai matyti būna ir juokinga, jo.
Galbūt ir graudu, ir juokinga, ir taip, jo. Ir viską. Ir man, man ta ramybė, tas jo, ta. Yra dar toks paveikslas, irgi galvoju, čia įdėt, neįdėt, tai tada būtų retrospektyva, mylėk savo artimą kaip pats save. Ir aš čia norėčiau truputėlį grąžinti prie meno, prie meno, prie plastikos, kad ką menininkas turi savo arsenalį, ar ne? Nu, tas arsenalas, ta prasme, aš kaip sakau, jeigu paveikslas yra figūrinis, jo, jeigu yra, žodžiu, aš kiekvienam paveikslui turiu pjesę pasirašyti, nugalvoju. Turi viskas būti aišku, nuo iki, ką čia kas veikia, čia pagrindinis, čia šalutiniai, čia tokie, anokie, trečiokie personažai. Tai ta prasme, aišku, Biblija yra knygų knyga, ten semtis tų ir dar tas metaforiškumas Biblijos, kad tai nėra kažkoks dokumentinis tekstas, ar ne? Kas man atrodo irgi paveikslė labai brangu. Nu, kad tai nebūtų tiesiog nuotrauka, vaizdelis iš realybės kažkoks, ar ne? Tas, atrodo, čia realūs dalykai kažkokie vaikšto, bet viskas tas turi turėti, labai gilų šulinį pas savim. Jo, ir paskui tada, ir žiūrovas kiekvienas žiūri pagal savo patirtį, dar kažkokius dalykus atsirenka. Ir aš pasigirsiu, aš jaunystėje lankiau baletą, metus lankiau. Jo, bet man tas, žodžiu, viskas, kaip, žodžiu, geros kepėjos sako, ką į pyragą įdėsi, tą ir rasi. Man tas labai pravertė gyvenime. Ir dramos būrelį lankiau. Tai man tą žmogų tapyti. Jeigu aš turiu judesį, Rupas Milta, aš jau turiu paveikslą. Ten išsiuvinė, tai čia viskas gerai, eiti ir nutapyti. Tai tas mylėk savo artimą kaip pats save, ten yra net ta liepiamoji nuosaka, nes vienas personažas šitaip laiko ranką. Žodžiu, mylėk, tai yra įsakymas, jau neprašymas, nepatarimas. Ar ne? Tai čia tuose judesiukuose, o šitie paveikslai, ir visi pastebėjo tą, labai pailgą, šniūrišką, kaip aš sakau, paveikslo formatą, jo aš puoliau užsakinėti drobės, nes netiko jokios kitos. Bet čia ir paradoksas, paroda vadinasi, aš ateinu. Bet to ėjimo aš tikrai nenorėjau vaizduoti, nes tas būtų irgi per konkretu. Veidai, rankos, mintis ir jausmai, žodžiu, ir neįsivaizduoju. Gal irgi labai norėčiau, ir čia ir tas darbų ciklas, gal taip, labai norėčiau, kad vėl ateitų, biškai pašluotų čia pas mus, ar ne viską. Tu įsivaizduoji šiandien ateinantį Kristų, pultų visi matuoti, kažkoks košmaras būtų, kaip? Dievas negali sugalvoti, kaip dabar pas mus ateiti. Jis ir gali pas mus pareiti tik tai, pas kiekvieną. Perkelti net giluminę prasme kažkokią. Kaip tą Dievą prisišaukti? Jau čia mes prisiverėm, ko šias iki negaliu, jo. Ir man pačiai yra truputėlį keista, kad šitie darbai yra ankstesni, čia tos parodos eina tarsi atbulinė tvarka, ne? Po Tamaro metu buvo jau tikrai, kas matėt, žiaurų tokių dalykų, bet irgi nebuvo bjaurūs ten tie paveikslai, ar ne, aš sakyčiau. Bet, čia, kad pirmiausia atėjo tas, ilgesys, ir pagalbos kažkokios, o paskui jau mostelėjau už ten žodžiu, po Tamaro metu ten visus tos siaubus, klaikus jo ir irgi tai dar karas buvo neprasidėjęs, ar ne. Sakiau, menininkai yra truputį vizionieriai. Kitas autorius net pats nesupranta, ką jis, ta prasme, pasakė, padarė, parodė, pačiam kartais po metų. Nežinau, mes šiandien galėsim gal staplinti ant tas paveikslas balta drobulė, pieta balta drobulė. Aš nutapiau, žodžiu, irgi. Ten, kur marška ant kryžiaus. Ne. Čia kitoj pusėje, nematau. Jo, arba šitoj pusėje, ar nebus. Kur raudona moteris, Kristus visas įsuktas į drobulę. Tada aš ten kūno jo niekaip nenorėjau vaizduoti. Paskui čia keli veidai ir fone ten tokie labai tamsus. Aš žiūriu po metų į tą paveikslą, aš pati žiūriu, ar ne? Ir sakau, kai užbaiginėjai paveikslą, tai viršininkas yra visuma. Aš čia nesu tikrai diktatorius, aš turiu sutvarkyti visumą. Ką pradėjai, ką užkabinai, pagavai, tu turi tą visumą pasiekti ir tada jau gali dėti teptukus. Ir aš žiūriu ir galvoju, bet ta Marija labai jauna, ane? Tas Kristus labai senas, santykis vos nevyresnis už tą Mariją, ar ne? O mano vyras yra žuvęs, vaikų nepalaidau, vyrą palaidau. Ir man tik cint galvon. Čia dukra laiko tėvą, nes mylėjo besąlygiškai.
Aš reiškia tokią nuolankį, nes mes spėjom prieš tai išsiskirti, žodžiu, išdavystę padariau. Aš ten tokia besigriaužianti, išeidami pažiūrėsit, viską rasit. Žodžiu, ir dar 2 vaikai. Įsivaizduot po metų. Vis tiek ta gyvenimiška patirtis, jinai kažką diktuoja. Skau pradedi kažkokią, pradedi. Taip, tas paveikslas jo aš ir pradėjau matyti, todėl kad nuo 12 metai buvo baisus, ten tų laidotuvių buvo pačių artimiausių, be ne 3, tai jau, jau kaip jau tik pietą ir tapyti, ar ne? Kas tik ten ant tų kelių nepagulėjo. Jo, tai va. Tai tokie dalykai. O dar su šita paroda, kai jūs kalbėjote apie menotyrininkus, apie jų ten tam tikrą brandą, tai aš tiesiog esu pastebėjus paradoksalų dalyką. Aš jau sakiau, čia yra pakartotinė premjera. Šita paroda buvo Kaune, buvo pasakiškai didelė, 4 kart didesnė. Aš atsiskaičiau, ten tai buvo pilna retrospektyva. Buvo netgi Sąmiščio salė, buvo 132 paveikslai. Buvo Sąmiščio salė, kur aš sukabinau, praktiškai viską, ką aš turiu. Tokius baigtus, nebaigtus, pasisekusius, atsitiktinius, ten visokius neaiškius. Bet kai mes nukabinom tokią didelę aukštą sieną nuo lubų iki grindų, jie ten visai įdomiai atrodė. Žodžiu, nes tikrai buvo Sąmiščio laikas, kai vaikai buvo maži, ten mama, teta, ten visas tas šieno kupeta ant galvos įsipareigojimų, žodžiu. Žinau, toks irgi dar čia mažas ekskursijas, žodžiu, padariau nuodėmę, jau pas kunigas sako, tai padaryk gerą galvą. Aš sėdėjau, sukau galvą savaitę. Aš ką nepaimu, kad čia yra mano pareiga. Kur man rasti tą gerą darbą? Va tiesiog iš nieko kažką gero padaryti. Tai čia truputį nuklydau jo. Tai va, tai tas laikas, kai to laiko tapybai buvo nedaug, tai yra labai sunku kažką, išperėti, pagimdyti. Ten pribėgai, pašokai, vasarą, ten iki užkimimo, vakare vaikai fakelus laiko, kad negaliu, dar čia įkvėpimas, dar noriu tapyti, dar čia reikia užbaigti, to užmiršiu. Tokie dalykai. Tai va. Ir ta paroda mieste ir Vilniuje, kai buvo irgi, nedidelė paroda ten, tai žodžiu, tuos gaminius kūrinius, žodžiu, kur labai padaryti, bet be gyvybės. Ir šitus didieji miestai šitų paveikslų nevalgo. Kaune viskas praėjo taip tyliai. Gerai, nuvažiavo paroda į Molėtus, fanfaros. Nuvažiavo į Marijampolę, puiku. Va čia visi, žodžiu, patenkinti, ar ne? Vat kas yra, kodėl kalbėti apie Dievą dideliam mieste negalima. Bet man toks buvo labai stiprus jausmas. Net mano bičiuliai, kuriuos aš tikrai gerbiu, Osvaldas Daugelis, jau ten savaitę ta paroda kabo, atidarėme buvo, Osvaldai, kaip tau šita paroda? Žmogus sako, aš dar nesusidėliojau. Tai yra paprasčiausias atsisakymas kalbėti. Arba pasakyti, kad jam nepatiko. Ir man toks vidinis jausmas, grinai dėl temos. Pat kodėl negali šiuolaikinis išsilavinęs žmogus su aukštuoju, su ten patirtim, tarsi kalbėti apie Dievą, svarstyti ten, nemadoj, negalima. Suprantat? Vat jūs man paaiškinkite šitą fenomeną. Negalima. Negalima. Tyla, bet tokia kapų tyla. Rilkė sako geriausiai, didžiausias štatas verliūrint. Kodėl didieji miestai beviltiškai prarasti? Jūs man pasakykite. Rilkė, čia ne aš. Taip. Tai visko man čia yra ta... Ar daug pinigų? Nežinau. Jie tarnauti kitiem dievam? Nepatogu prieš? Nežinau. Nors pilnos bažnyčios žmonių tikinčiųjų, ar ne? Nežinau. Čia yra matyti tokie klausimai, kuriuos nebūna greito momentinio atsakymo. Nežinau. Bet taip yra. Tas, ko labai stipriai jaučiau. Gerai klausimai versta iššūkiais. Taip. Kurias nebūtina atsakyti. Taip. Tai kas jums Rilkė yra? Man Ričardas sakė, kad jums Rilkė nėra svetima. Ne, aš kitaip sakiau. Ne, Rilkė nėra prie mano mėgstamų arba atviriau pasakius tiesiog pažįstamų poetų. Jeigu mes kalbam apie poeziją, dabar irgi, kodėl jums susišaukė su Rilkė, tai aš galiu pasakyti Justino Mikučio žodžiais. Buvo toks filosofas, jeigu ką, Tomo Sokolausko 4 dimensija, jo knyga.
Tai taiklus nepataikymas. Vokiečių menas ir kultūra, nors čia Diksą aš paminėjau, bet ir Noldė, ir Bekmanas, žodžiu, ir ekspresionistai, jo, kurie ten tą meną kūrė irgi po žiaurių katastrofų, man yra tikrai artimi. Aš paprasčiausiai, jūsų žinių bagažas yra toks didelis, kad jums gali ataidėti ir atspindėti mano paveikslai daug dalykų, kuriuo aš net nepažįstu, nežinau. Ta pati intuicija. Jo, jeigu kalbėti apie poeziją, tai va tas pats Justinas Mikutis, ką dovanojo, tai yra mano, matyt, geriausiai pažįstamas, matyt, nuoširdžiai reiktų sakyti, ne tai, kad už tai ir mėgstamas. Poetas būtų Osipas Mandelštamas. Ir dar plus tas dalykas, kad aš žinau rusų kalbą ir man, žodžiu, poezija vis tiek, vertimas vertimų, aš suprantu, būna, reikia versti jo, kitaip neįmanoma. Begalės knygų ir Biblija versta skaitom, ar ne? Bet vis tiek tavo to originalo kalba ir aš ir šiandien galiu padeklamuoti, jums leidus atsisėdus deklamuosiu. Jo, ir taip kaip Justis deklamuodavo tą, bet jis cituodavo Mandelštamą labai dažnai, tai vieno niekaip nesugebu išmokti apie Išnicą ir Chazeiką eilėraščio. O vienas toks irgi labai tinkantis šitai parodai, Mandelštamo eilėraštis, pavadinimo neatsimenu, tik eilėraštį. Tai va. Ir man atrodo, čia yra originalė, čia vyresnė amžiaus karta, čia visi rusų kalbą dar manau, kad prisimenat. Tai va, tai jo. Образ твой мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится и пустая клетка позади. Tai va man čia, ar kai liūdna, ar kai gerai ir negerai, aš ir neįtikėtina dar mano amžiuje atsiminti. Tai man labai susišaukia su Solženicinu. Да когда я так допусто дочисто все развеял из зерен благих, ведь провел же я отрочество в светлом пении храмах твоих. Рассверкалась премудрость книжная, мой надменный пронзая мозг. И мысли книжные явились постижными, и сотрёхшимся был ты со мной. Nors pirmasis variantas yra и отрёхшимся был я с тобой. Reiškia, ir aš jau atlūžinėjau nuo tavęs. O paskui jau po visų, reiškia, sugrįžimų į Rusiją, prieš mirtį jis parašė, reiškia, jis atriokšimsa ir su atplyštančiu buvai tu su manim. Šitą toks įdomus momentas, jūsų susitikimas. Kiek aš žinau, tai kunigas iškelgėtas Mikučiui suteikė ligonių sakramentą. Taip, mes giminės, aš norėjau pasakyti, kad mes giminės ir to klausimo. Taip. Su Mikučiu, Vaidotas Žukas sako, daugny varom, sako, į ligoninę. Tai kas tai yra? Aš sako, Mikutis ten sunkiai jaučiasi ir žinok, mano smegenys tada buvo minkštos, taip sakant, ir jis man kai pradėjo Karsavino stilium ir lygiu, kai pradėjo man duoti monologą, aš galvoju, šiaip reiktų ligonių sakramentą jį suteikti, bet negali pasirodyti, kad esi neišsilavinęs. Aš į Karsavino tada nežinau. 86 metai. Dar anksti. Jo. Tai va, Mikutis. Taip. Aš čia trumpai apie tą Mikutį, tai žodžiu, čia irgi yra prie svarbių mano mokytojų. Žodžiu, buvo toks tarpukario intelektualas su daug aukštųjų, viskas ten smagu, paskui, žodžiu, išvežtas į Sibirą, ištrankytas, jį persekiojo saugumas, kai jisai grįžo iš to Sibiro. Ir pats Arvydas Šaltenis tapytojas sako, jo didžiausias nuopelnas institutui ir studentam, kad jis atvežė į institutą Justiną Mikutį. Jo jis toks kaip pozuotoja. Kas atvedė? Šaltenis. Ir visi vakarėliai, ta prasme, ten
Nu taip, mes ir rūkėm, ir vyną gėrėm, ir vakarodamės iš to instituto pareidam tik pamiegoti, nebent kažkokie reikalai. Tai tie visi vakarai, aš atsimenu, kai Mikutis pradėdavo vardinti ant dailininkus, tai vos spėdavo atgaminti, reiškia, paveikslus. Čia, taip, poezija, filosofija ir jo visos įdomios pranašystės. Nu, buvau be galo įdomus žmogus ir mūsų čia buvo tokia, dar viena filosofijos kaip ir paskaitos, ar ne? Ir tikrai labai, labai svarbu, kai kurie mano kursiokai irgi kartais sako, kai jis buvo gyvas, man buvo neįdomu, dabar man įdomu, jo nebėra. Paskui, žinau, irgi atėjo tokia moteris, šįmet yra, metinės, Mikutis mirė 82. Tai kažkaip ne visai jis gimęs, kad jis gyveno, palaukit. Nu, žodžiu, Kaune bus netgi jubiliejinė Justinui Mikučiui skirta paroda. Tai, žodžiu, tai tikrai buvo labai labai svarbus mūsų gyvenime žmogus, kam įdomu, sakau, yra Tomo Sakalausko knyga 4 dimensija ir šita, ten apie Mikutį ir apie Mončį, tai yra grinai įdomiai parašyta. Ir klausė manęs, pavyzdžiui, atsiminimo apie Mikutį, aš sakau, aš negaliu. Man gyvenimo eigoje kažkokios jo frazės iškrenta, va kaip pasakymas taiklus nepataikymas, ar ne? Nu, čia dieviškas yra. Ir tapyboje turi būti taiklus nepataikymas. Jau jeigu visai taikliai pataikai, prasideda nuobodulys tada, ir neįdomu. Nu, turi būti ir kažkokia klaida, ir ten paklaida, ir dar kažkas. Sakau, aš negaliu, sakau, jis buvo kaip oras. Ir kiek mes bandėm, kiek mes bandėm jį, ar įrašyti diktofoną, ar prašyti, kad jūs tai rašyk. Nu, jo tas srautas, bet ten tikrai būdavo srautas. Buvo be galo įdomus. Jeigu jis pajunta, kad jungtas diktofonas, viskas, jis visai kitaip kalba. Rašyti niekaip daugiau lapo, va toks kaip graikų filosofai, oras, nepagaunamas. Jis be abejo paliko labai svarbę žymę, bet, sakau, kažko sukonkretinti yra labai, labai sunku. Tie, kas su jos buvo susiję, bendravo. Anūkas yra, va čia šitas kamputė. Šitas? Jo. Ai, tai tik jo akis. Tiesiog bėgdavo vis ten jau tapu ir vėl kažkas. Ir čia irgi yra, ta galvytė yra nutapyta, ta prasme, netapimo būdu, o valymo. Yra tokių, čia profesinės gudrybės. Užsilesiruoji, turi kažkokį piešinį ir paskui netapai, o valai su skudurėliu. Ta šviesa, ta prasme, kad šviestų. Nes, pavyzdžiui, ten irgi nuėmimas nuo kryžiaus yra viena dalis, kur palikta balta drobė. Ant vienos skersmens, taip. Ne, ten ant veidų, ant dar kažko. Ir aš taip irgi žiūriu, technologiškai reiktų užtapyti, nes paskui ta drobė gal tonuos su laiku. Vis tiek, per kurį laiką. Bet aš žinau, kaip irgi iš patirties žinau, joks dažas taip nešvies kaip ta balta drobė. Nieks taip nešvies. O valymas irgi tą patį duoda. Ta skaidrus, kaip vitražo principas. Skaidrus dažas, jis taip šviečia, ta prasme, paskui ten košė ne visada gali kažką padaryti. Tai čia daug tokių visokių gudrybių. Tai dar viena gudrybė, tai yra, reiškia, kai kur tai pastozinė tokia lengva, sakant, va čia maždaug. O kai kur reliefinė, jūs ten kažkokius supykus buvot, ar tiesiog... Arba ilgiau tapyta, tai tas užauga, tas natūrališkai sluoksnis užauga. Bet ten biški pykčio buvo. Ai, tai taip, jau būna. Ten tas samišis ir jo. Ir nužengia į pragarus. Ten tokie kaip ant teptuko tarytum būtų koks nors... Daug dažo jau. Kartais labai smagu. Jūs valgėt riešutus ir ten koks riešutas nukrito, dagas nors. Aš kai kurį laiką netapau, tai žinokit, iš tikro pasiilgstu pirmiausia kvapo ir to garso, kaip dažą maišai. Kliur. Jo, tas yra jo toksai malonus dalykas. Tai va. Prie Mikučio grįšim prie Mikučio. Aš sakau, gal paklaust kas nors, ko nors norėjo. Gal tas klausimas? Jo, gal klausimų turi. Labai ilgą laiką turėdavau tokį jausmą, kad aš gimiau ne savo laiku. O gal išsaugojus? Čia man kažkas, čia Drazdauskaitė irgi tai sako, kaip tu tapei, man dėstė dailės mokykloje 4 metai, sako, kaip tu tapei, taip ir tapai, sako. Kažkaip taip kaip LDK. Nežinau. Nežinau, čia painus dalykai.
Svarbu, kad, ta prasme, man tikrai labai miela ir malonu ir patvirtina mano tą formulę likti, ar ne, kad didmiesčiai kažkaip dar, nežinau, reikia didesnės provokacijos matyti kažkokios. Tai va, o kad šiaip, Tai tada ir paplėtkavokim, ar jie yra beviltiškai prarasti? Nemanau. Mano viena mėgstamiausių irgi knygų yra Stefano Cveigo, labai, maišau pavadinimą, Vakarykštis europietis ar Paskutinis europietis. Be galo graži knyga, jau paskutinė knyga, jis ją parašė, ar Paskutinio europiečio prisiminimai, žodžiu, jau būdamas emigracijoje Pietų Amerikoje, parašė rankraštį, žodžiu, pasirašė ir abu su žmona nusižudė. Čia, aišku, po Antro pasaulinio karo. Bet mane ta knyga sužavėjo tuo, kad jisai, tarsi ir mėgaudamas tą Europos praeitim iki Antro pasaulinio karo, ten nerasit nei vieno žodžio tokio smerkiančio jaunimą arba tuos naujus laikus. Taip, tai ne jo laikas. Jis išėjo, tokį sprendimą priėmė, bet nėra, nežinau, čia kažkam išrašinėt, prarastas, neprarastas. Čia tyrimą reikia padaryti, čia kažkaip, nežinau, kaip įsigilinu. Į teatrus vaikšto, ar ne, nežinau, kaip sakyti. Mano tiesiog toks pastebėjimas ir aš irgi neturiu atsakymo jam, bet tai ir nieko, reikia vežti ten parodą, kur jie žiūri ir mato. Bet jeigu miestai bijo Dievo, reiškia, arba stinga dvasinio intelekto, gerai, jausminis, bet ir dvasinis intelektas, arba be metafizikos visos prasmės yra plokščios, lėkštos labai. Čia mes jau įsileisim, žinokit, į švietimo sistemą, čia į valdymo formas, į dar kažką, čia kiekvienas, kaip aš sakiau, kažkas netapo paveikslu, kiekvienas savo vietoje, jeigu mes dirbsim labai gerai, dorai, sąžiningai ir su meilė, tai tas irgi yra pasaulio pažinimo ir kūrimo aktas. Tai va, pakeis gali tik save, kaip gali kritikuoti, jeigu, aš viską, ką galiu, tai va kažkokius vaizdelius pateikti. Man atrodo, ką dabar Eglė pasakė, tai pabaigai labai. Jo. Pabaigai, bet man atrodo, pačiu pabaigai dar pas Vladą porą eilėraščių būdinės. Dar yra porą eilėraščių. Taip, poezija labai gerai. Būtų geriau, aišku, porą naujų tapybos darbų. Gal dukra atvežė iš Kauno? Mane žurnalistė jo vakar papasakojo, kiek ateities planai. Tai tik tai jau trūko laiko, būčiau pacitavus Mandelstamą. Впереди густой туман клубится, пустая клетка позади apie planus. Matai, nesutradęs dėl Mandelštamo, reiks per... Nuostabus jo. Aš turiu Mandelštamą, bet ne. Aš tai jau net kartais ir kelionės, tai jau kai reikia paimti mažą knygą, mažutę, tokį turiu jo minkštais viršeliais. Kaip rylkė. Jo. Čia kaip maldaknygis. Jo, atsiprašau, bet taip, jo, prašom. Gerai tada, rylkė. Kad tai bent sykį taptų tylu, kad atsitiktinumas ir nepilnumas nurimtų, o taigi kaimynis juokas, kad triukšmas, kurį mano jausmai sukelia, manęs taip labai netrukdytų budinčio. Tada galėčiau tūkstantariopomis mintimis aprėpti tave, Dieve, iki pat krašto ir turėti tave, kiek trunka šypsnys, kad tau visą gyvenimą atiduočiau kaip padėką, Dieve. Tai dar vieną. Kadangi paroda tokia iš tikrųjų ikoniškai, šventa, graži, tai čia dėl to ir Algirdas ir išprovokavo. Labai gerai. Kunigas Algirdas, atsiprašau. Tu, kaimynė Dieve, kai tave kartais ilgoji naktys smarkiu beldimu trukdau, tai būna dėl to, kad tave retai girdžiu kvėpuojant, o betgi žinau, tu vienas čia esi ruime. O kada tau ko reikia, nėra ne vieno, kad tavo ieškančioms rankoms gerti paduotų. Štai
štai aš klausaus nuolatos. Tik duok kokį ženklą. Aš esu taip arti. Tik labai plona siena yra tarp mūdviejų, tik atsitiktinai, nes štai kas gali įvykti. Tavo ir mano lūpos prabils ir jis sukris visai be triukšmo ir garso. Iš tavo paveikslų, Dieve, ta siena yra pastatyta, o tavo paveikslai stovi prieš tave lyg vardai. Ir kai kartais many užsidega šviesa, su kuria mano gelmes tave pažįsta, jį įsieikvoja lyg blizgesys jų rėmuose, o mano jausmai, kurie greitai pavargsta, lieka betėviškės ir nuo tavęs atskirti. Ačiū.